Dienos gale jausmas, kad nedaug pasistumėjai, dideli šansai, kad turi to-do list, tai yra atliktinų darbų sąrašą. Ar sudrebinsiu pasaulį pasakydamas, kad čia yra velniškas išradimas, kuris dažnu atveju tave verčia jaustis tik blogiau? Turint sąrašą iš 100 skirtingų dalykų ir tebūnie per dieną užsidėjus 37 čekus, vis tiek dažniausiai jausmas dienos gale, kad galėjau daugiau ir geriau. Kas iš ties kuria puikias emocijas, tai kai varneles dedi savo success liste, tai yra sėkmės sąraše, kuriame yra išgryninti tik patys svarbiausi dalykai. Jei viską padarai teisingai, tokiam sąraše dienoje retai bus daugiau nei 3-5 užbrauktinos varnelės, o gali tik viena būti. Kitaip sakant, vienas tikrai tavo sielai svarbus dalykas yra reikšmingiau nei 37 čekai per dieną iš inercijos, kur darai dalykus. Nes jei atlikta kažkas didelio ir svarbaus, emocija visad yra gera ir žinai, kad į priekį tikrai pasistumėjai. Pakeisk savo to-do list į success list ir jei nori daugiau energingų įžvalgų, neužmiršk pasiekti puslapio.